Volvo Ocean Race lenktynių aplink pasaulio dalyviai galiausiai stojo prie starto linijos. Sekmadienį turėjusi prasidėti 5-ąjį etapą pristabdė gamtos stichija. Nuo Vanuatų salyno link Naujosios Zelandijos linko tropinis ciklonas. Uraganas buvo išvysęs net 200 km/h greitį. Todėl varžybų organizatoriai nusprendė nerizikuoti ir atidėjo lenktynių pradžią. Vis tik aprimus vėjams buriuotojai jau yra pasiruošę pradėti kovą viename iš sunkiausių etapų. 5. etapas. Tai bene pats sudėtingiausias ir pavojingiausias etapas iš visų. Jisai kaip ir legendinis, nes Ramusis vandenynas ir Horno ragas yra tos vietos, kur daug buriuotojų yra pražuvę, laivų nuskendę, dėl to šiai dienai irgi tai skaitoma pats sudėtingiausias etapas, nes yra itin vėjuota ir itin šalta, kas daro sąlygas išgyvenimo labai sudėtingas, o visą tai paverčiant dar lenktynių elementų, tai darosi dar sudėtingiau buriuoti ir rizika dar labiau padidėja. Brunel komandoje vyko neplanuotas įgulos narių pasikeitimas. Vienas jų susilaužė porą šonkaulių, todėl nebegali tęsti varžybų. Vis tik pokyčiai kortų nesumaišė. Olandų ekipa uosto lenktynėse sugebėjo užimti 2. vietą. Bet pasikeitimai išėjo į naudą ir rezultatai kalba patys save. Tikrai stebėtinai pasirodėm gerai, to nesitikėjom. Nes galvom, reikės komandą dar truputį apsitrinti, bet viskas išėjo į naudą. Paskutiniai 2 etapai Roko Milevičiaus atstovaujamai Brunel komandai nebuvo rožėmis kloti. Abiejose jį finišavo 5 ir leido lyderiams atitrūkti. Olandų ekipa kol kas bendroje įskaitoje žengia 3. Nuo pirmaujančio Abu Dabio ir Dongfeng ekipažų jie atsilieka 6 taškais. Į šį etapą žvelgiam tikrai kaip tai yra mūsų galimybė, nes esant stipriem vėjam, ypač tokioj skirties vėjam, mes esame vieni iš greitesnių laivų ir tikrai turim pranašumą, bet vėlgi viską žvelgiam su tam tikru avansu ir nenorim per reikalo prisišnekėti, bet mūsų tikslas yra finišuoti trejetuke ir aišku, geriausiu atveju laimėti šį etapą. Buriuotams iš Naujosios Zelandijos reikės nuplaukti iki Brazilijoje esančio Itajos uosto. Tai net 12,5 tūkstančių kilometrų atstumas. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.